Tyliai teka pamiškė žalia, mano gimtinė, kviečia glėbin šypseną švelnią. Eikš, pailsėki, man džiaugsmus ar vargą išsakyk. Galvą padėki, juk mane tik vieną tetai. Karklu vadinti šitą medžią taip pat negalime. Tai čia teisingiausia yra vadinti jį gluosniu. Tai yra gluosnis. O žilvitis yra krūmas ir karklas irgi yra krūmas. O kad žilvitis taip tuščias, tu sakai, kaip vamzdis stiprus, tai čia visiškai netiesa. Nevadinkit žilvitis, čia gluosnis. Gluosnis, nes... Karklas arba gluosnis. Na, labos. Ne, jie visiškai tas pats, kai žilvitis. Taip aiškina. Teksto čia. Čia dar buvo irgi dar vienas šitas gluosnis, nu jis ne žilvitis, o gluosnis. Dar buvo čia gluosnį pasodinęs, bet jis išdžiuvo. Paskui klevas buvo čia prieš jūs langus ir tas išdžiuvo. Tai va čia tie medžiai sodinti, reiškia. Galėtų, kad per mažai laiko, negi čia tai per tiek laiko išvarė tie medžiai. 70, jeigu 4 mašina nupirkta, tai čia gal kokiais 75 ko gero. Ai, ne tai. Kaip tai, kad... Noriu paklausyti tavąjį. Ar tau trūdo? Ne. Buvau sutaręs ten technikumo medelyne pirkt tuos medelius ir man paskambino, kad dėdė jau atsipraudėsi, kad tėtės ligoninėje. Tai aš tada važiavau. Na, kad tai biskį. Ne, aš čia maišiau tujas, kaip pirkau, tai du tėtė mylėjai. Va, tai čia tujo šitos didžiulės, kur yra. O šitos medžios jau čia medžios daug anksčiau. Ten, kur šaltinis, tyliai teka pamiškė žalia, mano gimtinė, kviečia glėbin šypseną švelnią. Eikš, pailsėki, man džiaugsmus ar vargą išsakyk. Galvą padėki, juk mane tik vieną teturi. Užlipk piliakalnin aukščiausiam, ainių dvasios pasisemki. Tik delnų seną pušį ir žemės drumstą. Kaip vėliau. Jau sėdis raminiais.
neįsivaizdavau, kad jis tokis didelis užaugs. Man atrodė, bus didelis gražus medis, nukarė šakos ir man atrodė, jis gražiai atrodės ir čia neįsivaizdavau, kad jis tokio dydžio išaugs. Mes buvom tai kaip kaimiečiai, mes žinojom medį ir tas medis mums buvo reikalingas, mes be jo negalėjom kažkaip, tai mes patys ėjom, prašėm, ir aš kaip sakė, stengiuosi kas pasodint. Ir po manęs ir to namo pirmininkas irgi tenai sodino, tai mes visi taip darėm. Jam kažkur jaunystėje buvo išplėšta šaka ir buvo žaizda tokia, tai ta žaizda užaugo ir jis dabar tokis biški gavosi kažkoks. Tai ta žaizda užaugo, dabar kamienas gražus apvalus, bet ten viduje tai bus išpurtęs. Gaila dabar žilvičio? Šitą medžio? Man tai gaila, jis gražus ir puošnus ir man atrodo, kad niekas va čia nepadarė apklausos. Sakau, pirmiausia, aš senelė ginčinė. Sakau, galėjau paklausti 6 laiptinės gyventojų, o dabar niekas jau nepaklausė. Jau daug kas jau sutinka. Ar nepatinka? Pirma Pilkauskaitė šitą Teresėlę nesutiko, o dabar sutinka. Jeigu jiem netinka, tai taip, bet taip savo taigi gražus. Apžiūrėjai yra, dabar jis sutinka. Žemesnėm aukštam, aišku, tai tamsus, stota. Bet kaip nebus to medžio, tada jie pajus tą mašinų triukšmą didesnį, tada irgi reiks. Tyliai teka pamiškė žalia, mano gimtinė kviečia glėbin šypseną švelnią. Eikš, pailsėkit, man džiaugsmus ar vargą išsakyk. Galvą padėkit, juk mane tik vieną teturi. Užlipk piliakalnin aukščiausiam, ainių dvasios pasisemkit. Vos tik delnu seną pušį ir žemės drumstą. Ach, kaip nelengva vėl palikti tėviškę tave. Tavosios rankos taip pavydžiai apjuosė šilę. Piliakalnin aukščiausiam, ainių dvasios pasisemkit. Vos tik delnu seną. Taip, tujas, kaip pirkau, tai tada čia aš negalėjau ir nuvažiavau. O šitos medžius aš paslapščiau į tą, kad kokie čia metai buvo, tai dabar kaip čia išvesti. Tyliai teka pamiškė žalia. Suskryžau. Aš tarnavau. Viskų, matai, kažkur atsiskaičiuoti iš gyvenimo vis pagal kažkokias kitas datas.
Aš manau, kad aš pradėjau gamyklą dirbti 62 sausio, atrodo, nuo panojų metų iškart. Dabar 62, 59 grįžo, Juozas tarnavo. Tas turbūt grįžo dar po kokių poros metų. 60. Klausau. Nu. Nu. Gerai, gerai, pažiūrėsiu. Gerai. Jo? Gerai. 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 Kalbėjo apie batai atsivoką padaryti, sakau, pati klyvinas. Nu, tai čia bus kokie 66 kokiais metais bus šitie medžiai sodinti. Kviečia glėbin šypseną švelną. Kviečia glėbin šypseną švelną. Kviečia glėbin šypseną švelną.